Treneri, sveikinimai su pergale ir nuotaika turbūt visiškai priešinga, nei kad buvo po rungtynių su Gargždais. Ja. Tikrai taip. Dėkuoju sveikinimus. Pirma, norisi atsikvėpti po tokių rungtynių ir aišku padėkoti mūsų vaikinam, kurie pirmą kėlinį, galbūt sakyčiau, sužaidė idealų kėlinį. Idealų kėlinį šiais metais ir kas liečia mūsų sustarimus, kas liečia, ko mes prašėm ir aišku, tie 3 įvarčiai jo galbūt galima buvo tikėtis, žiūrint į mūsų įmuštų praleistų įvarčių analizę, tai vieno įvarčio. Bet 3 įvarčiai, jo, tai kažkas tai vau. Tai kažkas tai vau ir sakau, tai, ką mes buvom susitarę ir antras kėlinys jau toks, kur galbūt mus įpratę buvo žiūrovai matyti šitam sezone ir aišku, bet tai privertė žemai nusileis, privertė priešininkas, mes pamatėm Hegelman, kokia yra jinai iš tikrųjų jėga, galbūt jie nelaukia tokio žaidimo iš mūsų pirmam kėlinį, bet vėlgi tai sakau, pagarba žaidėjom ir žinot, po šitos pergalės man kaip treneriui yra daugiau klausimų negu atsakymų. Tai klausimų, ar žiūrėjau tas malkas pakankamai, ar kol kas tik kėlinį? Ja, tai vat, ar... Pirmą kėlinį tai mačiau pernai metų pirmos dalies Šiaulius. Tikrai taip. Tikrai taip ir žaidimas į priekį. Nelaikymas kamulio tam, kad laikyt kamulį, o žaidimas į priekį, atakavimas erdvių už gynėjų nugarų, tai yra mūsų futbolas, tai yra tai, kada mes pelnėm medalius ir sakau, bet vėlgi, šiandien dvigubai smagu tai, kad mes nugalėjom labai stiprią komandą. Labai stiprią komandą ir įmušėm 3. Aišku, labai gaila tai, kad prasileidom, bet Hegelman užkūrė tikrai padorę pirtį mums ir antram kėlinį ir 1-0 jo, bet Gustas turėjo dar labiau paplušėti tam, kad mes šiandien pasiektumėm pergalę. Kalbant apie asmenybės, buvo paruoštas klausimas apie Gusto vaidmenį, nes iš tikrųjų, ką ir Andrius Kalba pasakė, kad įmušė įvartį, bet įmušė per vėlai iš Hegelmano pusės. O anksčiau tam įvarčiui, tai iš dalies labai daug prisidėjo Gustas, kad to įvarčio anksčiau nebus. Tikrai taip, Gustas, tai yra, tikrai man yra dvigubai džiugu už Gustą tai, kad matant tai, kaip jisai auga, kaip jisai tobulėja ir kaip sunkiai jisai dirba ir eina link savo tikslo. Dabar šiokia tokia pauzė bus, kaip bandysite išsaugoti tą pirmo kėlinio vaizdą komandos žaidime ir galbūt ištrinti tai, ką matėme Gargžduose. Tai turbūt minimaliai duosim laisvų dienų, dirbsim uoliai, kruopščiai bet vis tiek, turėsim surast momentų tam, kad, biškį ir atsipūst, apgalvot, pasidaryti savianalizę ir vėl kibti darbus ir ruoštis jau tam paskutiniam 4. ratui.